Ar pamenate, kada paskutinį kartą pirkote maistą išsinešimui? Jei taip, tada antras jums klausimas, kaip dažnai tai darote? Aš asmeniškai tai darau, jei ne kasdien, tai kas antrą dieną tikrai. Jei manęs paklaustumėt, kas mano gyvenime yra sunkiausia, tai į šį klausimą atsakyčiau ilgai negalvojęs. O sunkiausia yra būnant alkanam stebėti, kaip yra gaminamas tau maistas. Tokiais atvejais milžiniškas seilėtekis yra neišvengiamas. Tad vos išlaukęs, kol bus pagamintas užsakymas, čiupau jį ir išlėkiau namo valgyti. Kai esu alkanas, tai galiu paryti ir dramblį. Tai gan nemaža vauk su krevetėmis porcija buvo man gera įžanga į tos dienos pietus. O katinienė kaip užkandis puikiai pasitarnavo vištienos filė lazdelės. Aštrus vištienos sparneliai pilnai atitiko savo pavadinimą. O jau jų pavalgęs visą dieną galėjau spjaudyti su ugnimi. Jei jūs galvojat, kad ties to mūsų dienos pietų su katinienė ir baigėsi, palaukit, jūs dar nematėt mėsainių. Firminis burbeklio burgeris labai patiko katinieniai. Spėju, viena iš priežasčių yra pievagrybiai, kuriuos jinai labai mėgsta ir būtent jų yra šiame mėsainyje. O aš pasibarstęs bulvyčių bandžiau įvykdyti misiją, kuri man pasirodė neįveikiama. Pabandžiau apžioti dvigubą burbi mėsainį. Net man, turinčiam juodą diržą maisto valgyme, to padaryti buvo neįmanoma. Tad jei jūs kaip ir aš esate panašaus maisto mėgėjai, aš jums drąsiai rekomenduoju burbi.